Įsijungiau reversą, pastebėjau, kad neveikia atbulinė lemputė. Pats keitimo procesas yra truputį kiek kitoks, kadangi atbulinė lemputė stovi čia. Tai aš parodysiu, kaip pasikeisti, neardant per bumperį. Mums reiks lysti po apačią. Čia stovi 3 varžtai. Pasiemam atsuktuvą, gali būti ir minusinis. Ilgai netruko. Tada pasistumėm šitą plastiką. Aiškus, jo viso nereikia išimti, tiesiog kažkaip užsikišti ranką ir nuleisti. Palindus turim surasti šitą. Ir čia stovi ant tokių 2 klipsiukų ant šitų. Tai mes pasiemam su 2 pirštais ir už ten spaudžiam. Spaudžiau stipriau ir atšoko. Čia akmenukus nusiemam, jeigu kažkokie yra. Čia pasiemam ir priešais laikrodžio rodiklę švelniai sukame į kairę. Išėmiau ir pasižiūrėjus, tikrai nenuostabu, kad jinai neveikia, nes jinai tiesiog visą išmelinavus yra. Ir tiesiog nusprendė palyvinti čiatą. Pasiemam, pasukam į kairę pusę irgi ir lengvai išsiema. Pasitikrinam, ar ten viskas viduje tvarkinga, gražu. Pasiemam kitą naują lemputę. Šiuo atveju aš jau turėjau ją iš seniau, tai man nereikėjo niekur važiuoti pirkti. Bet atvykusi bet kurią auto dalių parduotuvę, parodžius šitą lemputę, pasižiūrėję, jie tiesiog jums duos naują. Tai dedam atgal. Tai pakeičiau, bet kad pirmą pasitikrinti, ar viskas tikrai veikia, nėra būtina visko dėti atgal. Tai būtų dar geriau iš tikrųjų dabar įmesiu į pavarą ir pasižiūrėsiu, ar ta lemputė veikia. Pasitikrinti, tai aš tiesiog nueisiu, atsuksiu mašiną ant degimo, įsimetam į reversą. Opa! Ir veikia lemputė. Great success. Apvalom lemputę. Per tą laiką spėjau nučiupinėti, nes jeigu ta lemputė būna iščiupinėta, jinai savaime greičiau gali perdegti. Na ir žinoma, galima apsivalyti čia purvą. Tai nėra būtina, bet dėl estetikos nuvalysiu viską. Išsivalėm viską ir galim dėti jau atgal. Įstatom ir užsukam. Opa. Ir galim dėti atgal. Opa, yra. Tada galime dėti atgal, įstatyti. Tiesiog įspaudžiam šiek tiek į vidų ir gražiai sulenda. Ne gražiai, man atrodo. Opa. Visus varžtus susukam atgal, kaip turėjo būti. Ir volia, turime veikiančią atbulinę lemputę, metus reversą. Tai jeigu jums buvo šis video naudingas ir jums patiko, paspauskite like ir susitiksime kitame tutoriale.